Čia nesimato, bet jūs paspaudę štai šį langelį ir čia, gausite jums siūlomas koeficiento reikšmes. Tai pirmiausia reikia žinoti, ar tai yra teigiamas ar neigiamas koeficientas. Matom, kad čia yra mažėjanti, tas klaidos diagrama žemynai eina. Reiškia, koeficientas bus neigiamas. Čia eina aukštyn, reiškia, koeficientas bus teigiamas. Mes turime 4 pasirenkamas visur koeficiento reikšmes minus 0,9, minus 0,5, 0,5 ir 0,9. Tai kadangi čia teigiamos, tai iš tų dviejų renkamės, o čia neigiamas renkamės iš šitų dviejų. Kaip matome, čia tiesinis ryšys yra labai stiprus, visi taškai beveik vienoje tiesėje. Taigi čia bus koeficientas minus 0,9. Na, o čia jau sklaidos diagrama daug labiau įsibarsčius. Koeficientas matosi, kad jie apie vieną tiesę rikiuojasi, bet daug labiau įsibarstę taškai. Taigi koeficientas bus silpnesnis, teigiamas ir lygus 0,5.